Sveiki visi. Mes tęsime mokomųjų žaidimų ir simuliatorių žaidybinio momento mokymus. Aš esu Julius Tonis, lietuvių kompanijos GamesTime įkūrėjas. Šiandien mes šnekėsime plačia, bet labai praktiška tema. Tai yra, kaip iš tikrųjų sukurti žaidimą, kaip yra pačioje kūrybos stadijoje priimami sprendimai, kurie turi įtakos visam tolesniam procesui. Kai aš pradėjau kurti žaidimus, aš iš esmės sukūriau savo sistemą, kokiu būdu vyksta visas procesas. Ir vėliau po truputį pradėjau ieškoti, gal kokie nors kiti žmonės irgi turi kokių nors patarimų, būtent dėl pačios proceso struktūros. Aš radau gana nemažai žaidimo kūrėjų įvairių pamokymų ir patarimų. Ten, tarkim, vieno 10 žingsnių, kaip sukurti žaidimą, kito 12 žingsnių, kaip sukurti žaidimą. Ir dažniausiai, ką aš užtikdavau, tai kad kartais žmonės, kurdami savo sistemą, jie prisiriša prie tam tikro žaidimo žanro. Ir, tarkim, jeigu tu turi vieną sistemą, kuri tinka kompiuteriniams žaidimams, jinai galbūt netinka stalo žaidimams, ta, kur tinka stalo žaidimams, netinka kortų žaidimams. Ir paskui aš užtikau vieną metodą, kuris mano manimu tinka apskritai visiems žaidimams, kuris man labai patiko, padarė didelę įtaką ir nuo to laiko darbo struktūra man asmeniškai pasidarė daug lengvesnė ir suprantamesnė. Aš visą laiką žinau, ką man reikia padaryti ir kokie žingsniai turi būti. Ir tai yra Johno Vicko 3 klausimų sistema. Johnas Vickas yra stalo žaidimų kūrėjas, jis daugiausiai kuria stalo RPG ir kolekcionuojamų kortų žaidimus. Prieš perėdamas prie Vicko metodo, aš norėčiau Jums užduoti 2 nedidelės užduotėlės. Pirmiausia, aš norėčiau, kad Jūs pasirinktumėt kokį nors žaidimą, kurį Jūs mėgstate ir užsirašytumėt savo, apie ką yra tas žaidimas. Užsirašykite nuo 1 iki 5 punktų, apie ką jisai yra būtent tas, kurį Jūs labiausiai mėgstate. Ir antra užduotėlė, aš norėčiau, kad Jūs įsivaizduotumėt kokio nors žaidimo, kurį Jūs norėtumėt sukurti konceptą, labai grubų. Ir taip pat užsirašytumėt nuo 1 iki 5 punktų, apie ką būtų Jūsų kuriamas žaidimas. Jums nebūtinai sukurti kažką to originalaus, Jūs galite pasirinkti kokią nors žinomą temą, ar knygą, ar filmą, ar tarkim, jeigu Jūs norite sukurti stalo žaidimą, galbūt Jūs norite sukurti pagal žinomą kompiuterinį žaidimą. Ir tiesiog apie ką būtų tas žaidimas, nuo 1 iki 5 punktų. Jau esantis sukurtas, kuris Jums labai patinka, ir tas, kurį Jūs patys norėtumėt sukurti. Ir tęsime po pertraukėlės.